Motociklas tikrai gerai važiuoja iš vietos ir ant žemų apsukų. Vos tik duodi gazą. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Raminta, iš Moto.in parduotuvės. Ir šiandieną test raidui turime nuostabų Suzuki GSR 750 motociklą. Šis modelis pasižymi ikoniškomis savybėmis motociklų pasaulyje. Kodėl? Pabandysim šiandien tą išsiaiškinti. Šis GSR 750 modelis yra 2013 metų, turi ABS stabdžių sistemą ir daug papildomų priedų. Jo šimūras, sportinis išmetimas. Reguliuojamos rankenėlės, highsider vairas ir maži veidrodžiai. O labiausiai man patinkantis dalykas šiame motocikle yra spoileris. Nu tai ką, važiuojam pasižiūrėti, ką šitas žvėriukas gali. Taigi, papasakosiu jums apie savo įspūdžius su šiuo motociklu. Motociklas yra žiauriai patogus, manevringas, patiko tuo, kad čiučiu duodi gazo ir jau skrendi kaip bitė. Stabdžiai turi ABS sistemą, tad jautiesi ganėtinai saugus, kada reikia staigiai stabdyti ir ypatingai avarinėse situacijose. Kaip merginai gal šiek tiek per galingas, bet man patinka galingi motociklai. Pasitikėjimas motociklu, 15 kokių minučių reikėjo priprasti ir po to važiuojam į priekį. Tikrai nėra baisu, jautiesi saugiai ir žiauriai fainas pravažiavimas. Šio GSR širdyje slypi variklis, talpinantis 78 kW galią, o 4 cilindrai išsidėstę eilėje užtikrina tolygų galios pasiskirstymą. Galiu pasakyti dar, kad išvažiavus iš posūkio, šiek tiek daviau daugiau gazą, tai tikrai pajaučiau, kad galinis ratas praslydo dėl to, kad yra šaltas asfaltas, bet nesijaučiau nesaugiai, nes motociklas puikiai atliko savo darbą ir išlaikė savo poziciją ir aš puikiai išsukau posūkį. Šis modelis pasižymi dizainu, kuris lengvai sujungia agresiją ir eleganciją. Aštrūs kampai, raumeningas bakas ir charakteringas priekinis žibintas šį motociklą padaro unikaliu ir labai įdomiu. Taigi, apibendrinant, GSR ir yra tas modelis, kuriuo Suzuki gali didžiuotis. Karšta, labai karšta. Eina savo, tokios geros emocijos. Šį kartą tiek, o daugiau naudotų ir naujų motociklų galite rasti apsilankę Moto.in salone. Ačiū ir iki!